Gerbiami ponai ir ponios, įsitaisykite patogiai. Teatralizuotas pirties ritualas, širdis pilnos dievų, prasideda. Teatro spektaklis prasideda tuomet, kai yra pakeliamos scenos portieros. O pirties teatre, kai jūs įžengiate į garinės prieblandą pro švelnes ir kvapnes vantas. Susipažinkite, pirties ritualo širdis pilnos dievų kūrėjos ir atlikėjos. Margarita Bladžianauskaitė, aktorė, pirties teatro sumanytoja, pirtininkė. Audra Staskevičienė, Perkūnijos pirties mokyklos įkūrėja ir mokytoja, profesionali pirtininkė. Aušra Šiugždinienė, profesionali pirtininkė, pradedančioji aktorė. Augustė Gaidytė Palaitinė, režisierė, aktorė, muzikantė. Gyvybę. Kilk pas dausas. Visada yra viso ko pradžia. Kokia buvo jūsų pirties teatro pradžia? Aš atėjau į pirtį su tą vėliavą, kad aš nemėgstu pirčių. Tai yra pats kvailiausias išradimas, ką žmonės galėjo sugalvoti. Tengi taip nepatogu, ten karšta, nėra ko kvėpuot, skauda. O jeigu dar šluotas pasiema kas nors ir, suprantat, tikrai nėra jokio malonumo, su malonumu mažiausiai asocijavosi su kančia. Ir kažkodėl vienoj stovykloj nuvažiavau mokytis medituot ir ten programai vienam vakare buvo pirtis. Aš besidėdama lagaminų žinojau, kad aš į pirtį neįsiu, bet įsidėjau maudymosi kostiumėlį. Kodėl? Niekas nežino. Netgi pusvalandį prieš, jau kai prasidėjo pirtis, jau mokytoja sako, eisim. Aš buvau garantuota, kad aš sėdėsiu kambarį ir aš tikrai niekur neisiu. Nuėjau, persirengiau ir atėjau pirtį. Kodėl vėl aš negaliu paaiškinti? Galvojau, gal dėl to, kad jis pasakė, jog kad ten nereikia kentėti, kad ten bus keli užėjimai, palaipsniui įkais ir palaipsniui vėl atvės. Kad nebus tokio bam iškart į karštį ir reikia ten kažkaip baisiai jaustis. Kad galima bus išeiti, va. Nesgi sakydavo, kiti uždaryk duris, išleisi garą. Ir aš atsidūriau toj pirtį sėdžiu ir man dar kažkaip, aš vis su savo įsitikinimu, kad tikrai pirtis nieko gero. Ir tada įeina tas mokytojas, o ten, kaip ir teatre, prietema. Pro langelį krenta ant jo šviesa. Jis pasiema vantas, pasiema tą kaušą vandens, užpila. Aš žiūriu, prieš mane vyksta vaizdelis. Užpylė kaušą vandens, pakilo tas garas ir jis su vantom pradėjo kažką daryti. Aš žiūriu, galvoju, kaip gerai apšviesta ir kažką čia reiškia. Jis žino, kad kažką jisai čia daro. Ir aš žiūrėjau ir man taip gražu buvo. Tiesiog kaip atvirutė, kaip vaizdelis. Nesuprantu, ką daro, bet tiesiog labai gražu, teatrališka labai. Tai vat gal čia toks pirmas įspūdis, pirmas ateimas į pirtį ir man jinai jau ir taip sudarė teatrinį įspūdį va tokį paliko. O paskui besilankant, aišku, paskui jis dar davė beržą vantą pauostyti, tai aš taip ir nuėjau paskui tą beržą vantą ir toliau į kitas pirtis eidama vis laukdavau, kada pirtininkas duos tą vantą, nes aš žinau, kad ten gerai yra. Tai va taip po truputį praėjo gal kokie 5 metai, sugalvojau, o kodėl aš negalėčiau to mokėti. Tada prasidėjo mokslai pirties, tada buvo karantinai, tada per karantiną nebuvo ką veikti, stojau į magistrą teatrinį ir iškart pareiškiau, kad aš magistrinį diplominį darbą statysiu pirtyje. Ir stebuklingai nieks neprieštaravo. Taip ir susidėliojo tas darbas. Iš tikrųjų labai dėkinga dėstytojam, nes leido į eksperimentą visiškai tokį, kur aš jiem pradėjau daugiausia tai apie pirtį pasakodavau. Mažiau apie teatrą, daugiau viskas buvo apie pirtį. Pasitikėjo, leido ir įvyko tas dalykas. Turbūt nieko nevyksta šiaip savo gyvenime.
Ir mes susipažinom su Margarita per pirtį. Jinai atėjo mokytis pirties ir labai susibendravom. Ir jinai pradėjo mokytis režisūros teatro ir kažkaip vystėsi ta mintis, kad jai reikėjo galutinio to baigiamojo darbo ir jinai išvystė tą mintį, kad reiktų sujungti teatrą su pirtimi. Tai ir gimė tas projektas iš to, kad meilė pirčiai, meilė teatrui ir susijungė tie žmonės, kurie reikia. Mes susirinkom Lopaičiuose ir pirmi apmatai tada to spektaklio vyko ir toksai bendras mūsų pasibuvimas, užsidarėm ten 3 dienom. Tiesiog vystėm visą pačią tą mintį, generavom daug visokių idėjų, minčių ir taip po truputį, su daug repeticijų, su daug treniruočių, su tokių naujų dalykų, kuriuos reikėjo išmokti ir tai buvo tokia labai įdomi patirtis man, nes aš pamačiau ir turėjau tą unikalią galimybę sudalyvauti užkulisiuose teatro, kaip tai vyksta iš tiesų, kaip tie spektakliai gimsta. Tai labai įdomi patirtis ir Margarita iš tikrųjų nuostabi mokytoja yra. Ir labai perteikė viską aiškiai ir labai taip švelniai, gražiai mūsų sustatė, sudėliojo viską, išmokė po truputėlį, jungiam viską, kol viskas susidėjo į tą vieną gražų spektaklį. Tikrai nemažas etapas buvo iki tol, nuo tos minties, nuo tos idėjos, kol gimė. Tai daug repeticijų, daug kelionių, daug važiavimų ir šaltoj pirty, ir karštoj pirty, ir nepirty, ir Rūdiškėse, pas Augustę. Tai visa ta kelionė iš tikrųjų buvo labai įdomi ir tas mūsų 4 pasibuvimas, pabendravimas. Kaip sakau, tos 2 dalys visada būdavo ta jau rimtoji dalis, kur priklauso jau atlikt, kas priklauso. Ir paskui jau toksai moteriškas pasisėdėjimas, pabuvimas prie arbatos, prie saldainių, sausainių toksai. Tai labai toksai prasmingas laikas buvo iki tol, kol gimė tas spektaklis. Mano santykiai su pirtim visada buvo nuo vaikystės toks, kad tėvelis, anksčiau senelis, po to tėvelis pakurdavo šeštadieniais pirtį, nueinam nusiprausiam, tai toks kaip šeimos ritualas, tada susirenka kaimynai. Ir po to buvo tas toks paauglystės, gal truputėlį vyresnio žmogaus, kur, tu tik nei pirti nežiauriai karšta, ten per karšta, žodžiu, tiek to apsėsiu be pirties šeštadienį. Ir kuomet įstojau studijuoti į magistrantūros studijas, ten kartu susitikom su Margarita ir jinai kažkaip man tai pradėjo kalbėti apie pirtį, kad jinai mokosi pirties amatą, pas Audrą ir, žodžiu, taip išpuolė, kad atėjau čia į tą pirties teatrą, įsijungiau į pirties teatro gretas ir taip susipažinau apskritai ne su prausimosi pirtimi, bet su pirtimi kaip išsivalymu tiek kūniškų, tiek dvasiškų, tiek tokiu pabuvimu tarp žmonių ir toks, kaip, nežinau, visai kitas santykis pasidarė po būtent šio patyrimo iš tikrųjų, įsijungimo į pirtininkų gretas. Mėnulis! Aš dar neuždaviau. Užduok. Kas auga be šaknų? Mėnulis! Ne. Akmuo! O, taip, akmuo. Dabar aš užduosiu mįslę. 4 sesutės nesueina. 2 sesutės iki galo nesueina. Čia mes uždavinėjame myslės. Tai užduok. Gerai, kas tuščiam kišenių yra? Ne tavo. Au, skauda. Gerai, tada kita. Atėjo Eidins, bizde veidins, klausė Uidino, kur gul šiaudins. Tada dar kita. Atbėgo 2 stukubukų ir pagavo 2 stikibikį. Kas arčiau dūšios? Teatras ar pirtis? Neklauskit šito klausimo. Net nesiruošiu rinktis, dėl to viskas viename ir yra. Negalėčiau kažko išskirti. Teatras yra mano pirma profesija ir veikla. Nuo 2007 pradėjau, tai jau yra tų metukų. O pirtis buvo, kai truputį jau buvo gana teatro, tada aš nuėjau į pirtį pailsėti. Tada atsigavau ir atsigaivino ir fantazija, vaizduotė ir taip ir pasidarė pirties teatras. Manau, kad esu pirtininkė labiau. Myliu tą pirtį, jau įsimylėjau gan, nežinau, ar čia senai, ar
kam senai, man jau atrodo, kad labai senai, gal kad joje praleidžiu daug laiko. O taip, dabar betampanti aktorė, manau, kad vis tiek liksiu labiau pirtininkė, nes vis tiek aktorės duona, kaip man teko patirti, yra tikrai nelengva ir tam reikia laiko ir kaip ir visur, kaip ir pirtininkė irgi nepatampi iš karto. Tai manau, kad save laikau labiau pirtininkė. Kaip gyvenimas jūs suvedė, juk esate skirtingų profesijų žmonės. Už muziką atsakinga Augustė, ji mano kursiokė, būtent tam magistro kurse buvo. Ten susitikom, pradėjom šnekėti. Audra yra mano pirties mokytoja, o Aušra irgi toje pačioje mokykloje. Ir vieną dieną atvažiavo jinai, aš važiavau aš, susėdom prie stalo ir pradėjom kažkaip tai po truputį viskas vyniojosi ir turim ką turim, kolektyvą pirties artisčių. Kaip pirtininkė atsiskleisti kaip aktoriai, kaip įsijausti į vaidmenį, kaip išmokti begalinį spektaklio tekstą. Pirmas buvo klausimas atsivertus pirties teatro scenarijų ir sakiau, Margarita, neįmanoma. Man sako, mokytis nereikės. Sakau, kaip tai nereikės. Tai supratau ir sužinojau daug naujo. Tai buvo patirtis neįkainojama. Tekstą reikia suprasti, išjausti labiau, tada tu supranti, apie ką yra veiksmas ir taip tu tiesiog natūraliai išmoksti tą savo tekstą. Tai jo mintinai kalti nereikėjo, kas tikrai labai buvo keista, kaip jisai įsisės į galvą. Na, tas turbūt yra skirtumas didžiausias nuo pirties, kad ten ateini ir kaip tu jauti, taip improvizuoji. O čia jau ne, čia tu turi nepasimest, čia tu turi jau sekti tą scenarijų ir su visom kartu ir bendrauti ir matyti kiekvieną, stebėti ir prie situacijos taikytis. Tai iš tos pusės reikėjo labai ir žiūrėti ir tos žodžius pasakyti, kad ir nesuklysti. Bet kažkaip lengvai labai atėjo tie žodžiai ir Margarita labai gerai įveda prieš kiekvieną dalį, tos tiesiog tą nuotaiką tokią įneša ir nuteikia, kokia ta nuotaika turėtų būti per tą užėjimą ir tada vaidini. Pirtininkai puikiai toleruoja karštį. O kaip jums, nepirties žmogui, sekasi prisijaukinti karštį? Čia gal yra irgi ta kitokia patirtis, kadangi dabar turiu vaikų ir jaunimo folkloro ansamblį, aš pati užaugau folklore. Daug kas sako, kad su tautiniais rūbais yra labai karšta. Man tai buvo labai įprasta. Nei karšta, nei šalta, tiesiog tai yra įprasta. Ir su pirtim buvo kažkaip labai panašiai, kadangi repeticijos vykdavo nekuriantoje pirtyje ir aš kažkaip taip, tai viskas čia gerai, aš viską čia atlaikysiu. Ir būtent tą premjeros dieną aš važiavau iš namų į čia, į Laumžirgius ir aš tada tik tai suvokiau, kad velnias, taigi pirty buvo žiauriai karšta ir ne taip karšta kaip pas mane namie, kai tėtis iškūrena, bet bus normaliai karšta. Ir čia dar reikės išlaikyti tas kelias valandas ir aš tada pagalvojau, tai aš išlaikysiu karštį, nes šiluma kaulų nelaužo, bet aš pradėjau galvoti, o kaip mano instrumentai. Tai čia buvo toks gal labiau ne kiek dėl savęs, bet kiek dėl savo įrankių pirtyje. Ir kaip jaučiasi jūsų muzikos instrumentai pirtyje? Sakyčiau, visada svarbu tikėtis blogiausio. Visada nešiausi, jeigu kanklėm, tai visada nešiausi derintuvą, kad, jeigu išgirsiu, kad sėda stygos arba dar kažkas. Bet viskas gerai. Paprašėme kūrėjų palyginti įprastą pirties procedūrą ir teatralizuotą pirties ritualą. Gal pirties procedūra, jinai gal tokia daugiau būna labiau visi į save susitelkę. Tai yra daugiau privatumas, daugiau toksai gal mažiau žmonių. Šis pirties teatro poveikis žmonėm buvo galbūt netikėtas, kas eina ypač į pirtis ir kaip gali būti. Kažką stebiu, atrodo norisi užsimerkti, bent jau kiek aš girdėjau komentarų po pirties teatro. Bet neįmanoma, nes norisi matyti.
kas vyksta. Tai Pirties teatras įtraukia kartu dalyvauti į tą teatrą ir žmogų šalia sėdinti ant plauto. Tai gal toks skirtumas, o išsineša labai skirtingas patirtis. Aš manau, kaip ir kiekvienas žmogus tiesiog atėjęs į pirtį pasipirtinti ar patirti procedūras. Turbūt reiktų klausti tų žmonių, kurie patyrė. Tai man labai sunku atsakinėti iš kitos pusės. Turbūt. Manau, kad labai panašiai. Tik tai yra gal toksai skirtumas, kad tie žmonės, kurie nebuvę yra pirtyje, tai jie pabuvę iš karto Pirties teatre, jau jie, aš nežinau, ko jie tikėjosi ateidami, bet iš tų spektaklių, kiek mes darėm, tai labai matosi, kad kitiem toksai iš vis nustebimas buvo, nes jiem viskas viename buvo pirmas kartas ir Pirties teatras, ir Pirties apskritai patyrimas buvo pirmą kartą. Tie žmonės susirenka, manau, kad tokie tikrai labai panašus, tokie sąmoningi, intelektualūs, tokie, kurie jau rūpi tokie, kaip sakau, prasmingi dalykai, kurie mato kaip vertybę ir pirtį kaip vertybę ir teatrą. Ir čia dar susijungia viskas. Ar žmonėms pavyksta atsipalaiduoti jūsų pirties spektaklyje? Man atrodo, kad žmonės ne tik atsipalaiduoja, bet ir įsijungia į mūsų pačių veiksmą, į mūsų pačių tą spektaklį pirtyje ir patys tampa tokiais gretutiniais aktoriais, kurie siunčia tau energiją ir tu jos pasikrauni. Tai man atrodo, čia yra tas pasidalinimas. Aš tau, tu man. Tai va tas gal man labiausiai toks įspūdį palikęs momentas, kur į scenoje tą gali patirti, kai turi partnerį. Tai lygiai taip pat čia, tik tai čia tas atstumas yra gerokai mažesnis ir intimesnis, kur tu turi būti pats labai jautrus kitų atžvilgių. Kiek matau, kiek mačiau, tai pavyksta ir netgi įsijungia ir į dainas, ir į ritmą, ir kas kiek sugeba, kaip sugeba ir kaip pajaučia, turbūt taip ir prisijungia. Tai įvairiai buvo ir mušamas ritmas, ir dainų kartu dainuojamų, ir ašarų buvo, ir juoko. O dabar sukluskite tie, kuriuos sužavėjo Pirties teatras, bei norite pamatyti ir pajausti tai gyvai. Rugsėjo 28 dieną Vantos lapas rezidencijos Pirtyje Ugnis vyks teatralizuotas pirties ritualas Širdys pilnos dievų. Daugiau informacijos apie spektaklį mūsų Vantos lapas Facebook profilyje. Bilietų kiekis labai ribotas. Paskubėkite.